Pastaruoju metu ypač aktualus vėl tapo slėptuvių ir bunkerių klausimas. Vienas toks įdomus tarpukario įtvirtinimo kompleksas slepiasi prie pat aukščiausios Lietuvos atodangos. Tad plačiau šiuos unikalius statinius patyrinėsiu šiame YouTube epizode. Daugiau įdomiausių Lietuvos lokacijų rasite mano Contribui. Sveiki draugai, šį kartą sveikinuosi iš visiems puikiai pažįstamos vietos Pučkorių atodangos Vilniuje. Tačiau mažai kas žino, kad visai šalia yra įrengtas gynybinių bunkerių kompleksas. Tai einam juos aplankyti, nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą, paspausti like ir keliaujam į naują epizodą. Keturių įtvirtinimų kompleksas Pučkoriuose buvo įrengtas maždaug prieš 100 metų tarpukariu. Pagal pirminį planą tokie gynybiniai įtvirtinimai turėjo supti visą Vilnių iš visų pusių, bet dėja nespėta to padaryti, tad pilnai įrengtas buvo tik šis kompleksas iš rytinės Vilniaus miesto pusės. – 1923 metais buvo nuspręsta Vilniaus miestą įtvirtinti iš visų pusių ir įrengti kovinius bunkerius bei amunicijos sandėlius. Nors planuota įrengti 12 pasipriešinimo kompleksų, suspėtas įrengti tik šis 4 požeminių statinių kompleksas turėjo saugoti miestą iš rytinės pusės. Vis dėlto, nei vienas iš Vilniaus gynybos žiedo statinių taip ir nebuvo panaudotas pagal savo paskirtį. Per karą ir vėliau bunkeriai buvo naudojami kaip slėptuvės ar sandėliai. Nu ką, bandom lysti pirmą bunkeriuką. Čia maždaug jo tunelis siekia ilgis apie 15 metrų. Keliaujam apsidairyti. Žiauriai tamsu. Tai toks pakankamai siauras ir ilgas bunkeriukas. Visai šalia garsiausios Pučkorių atodangos. Čia, kiek skaičiau, buvo ir šaudymo angos, ir kitos patalpos, kur 14 karių galėjo tilpti. Pakankamai nedidelis ir va po minutėlės jau mes išlendam kitam gale iš visai šalia gatvės. Nu ką, pirmas paprasčiausias bunkeriukas įveiktas, dar liko 3, keliaujam apžiūrėti kitų ir palyginti, kuo jie panašus ir kuo jie skiriasi. Tai ką, perėjau į kitą kelio pusę ir čia visai netoli slepiasi antrasis bunkeris, tik jis jau šiek tiek giliau pasislėpęs miške ir kažkokių tai nuorodų kaip ir nėra, tai gali tekti šiek tiek paklaidžiot, bet pabandysim, turėtume be didesnių problemų ir surasti jį. Nu ką, pasiekiau ir antrąjį bunkeriuką, jis čia slepiasi kitapus kelio miške
iki jo veda visai neblogos kokybės palyginus keliukas. Einam apsidairyti, iš principo turėtų jie būti identiški su pirmoju. Tai įdomu, koks vaizdas čia. Aplinka ir atrodo, kaip prieš 100 metų viskas samanom apaugę, šiukšlės ir panašiai, tai toks vaizdelis ne iš ypatingų, bet bandom lysti į vidų ir stebėti, kokia čia situacija. Čia pradžioj tokia mėšlydė, žiūrim, kas mūsų laukia toliau. Kokia duobė. Tai va irgi toks nedidelis. Va 1, 2 ir mes jau vėl grįžtame lauką. Tai va tiek to antro bunkerio. Tai ką, visai sklandžiai sekasi aplankyti tuos paslaptingusius bunkerius. Dabar lipu į kalną, kur slepiasi trečiasis. Jis yra jau kitokios struktūros, jau didesnis, modernesnis. Daugiau yra visokių technologijų tenai, tai pirmin keliaujam į trečią. Nu ką, čia šiek tiek matosi kalniukas apgenėtas ir tarp tų šakų atslepiasi dar keli įėjimai, išduodantis, kad kadaise čia vyrė gyvenimas. Tai čia jau jokio nebėra praėjimo, čia dar liktai įmanoma patekti. Tai pabandom pasižiūrėti. O matau, reiks neblogai pasilankstyti, nes aukštis tai labai ne kažką. Taip, žygiuojam. Matos visai kitokia struktūra, čia jau kaip labirintas padarytas. Reikia nemažai pasilankstyti. Į vieną pusę, į kitą. Bet čia galima ir gilyn nužygiuoti. O ir gylis nemažas, čia dar žemyn veda laiptukai. Čia panašu, kad dar viena laiptinė yra. Ai, bet ne, čia užbarikaduota. Nu ką, įdomu tikrai čia buvo apsidairyti. Opa. Daug rimtesnis. Pirmosios 2. Na ir einam link paskutinio, kuris turėtų būti jau puošmena viso šito gynybinio komplekso. Nu ir ką, po šitą kalvą slepiasi 4, pats moderniausias, didžiausias bunkeris. Tai vienoje jo pusėje buvo įrengtos įgulos patalpos su suolais, stalais ir panašiai, o kitoje pusėje buvo amunicijos sandėliai ir šaudymo angos. Taip pat buvo ir stebėjimo bokštelis aukštai kalvos viršūniai. Tai pasižiūrim, kokia čia situacija ir ar pavyks mums visur patekti.
Nusileidus žemyn aukštų dar vienas aukštas, tada dar vienas, tai pakankamai nemažas gylis. Jau anga susiaurėja iki tokio lygio, kur jau nebelabai nori toliau lyst, bet matas, kad nesibaigia dar šitie bunkeriai ir ten gilyn ir gilyn. Į vieną ir į kitą pusę toliau veda, tai tikrai didelio ploto yra šitas 4 bunkeriukas. Nu ką, ir gera kūjų diena buvo. Pavyko užlipti patį aukščiausią tašką bunkerio. Čia yra toks stebėjimo bokštelis ir matosi išlikusias angas, kur viskas buvo kaip ant delno mato. Nu ką, bandom dabar žemyn keliauti tuneliu be pabaigos. Šiaip laiptai pakankamai status, tai kai kur yra turėklai, bet labai mažoj daly. Žygiuoti reikia atsargiai, nes laiptai labai didelio statumo ir kai kur dar čia smėlis, tai žodžiu reikia saugoti. Ko gero pulsio patalpos buvo, matosi suoliukų likučiai. Tai va, taip atrodo pats didžiausias ir mandriausias 4 bunkeris. Tai ką, tiek mano įspūdžių iš pasivaikščiojimo po įdomiausius Pučkorių bunkerius. Kaip visada, primenu, kad daugiau įdomiausių lankytinų vietų, rekomendacijų, maršrutų, lokacijų galite rasti mano Contribui puslapyje. Tai ką, iki kitų susitikimų.